Norint susipažinti su Biržų kraštu, reikia kelių dienų. Šį kartą neužsuku į Biržus. Važiuoju į labiausiai į šiaurę nutolusį Lietuvos miestelį Nemunėlio Radviliškį. Pakeliui užsuku į Germaniškį. Tai Latvijos pasienyje esanti gyvenvietė, kurią pusiau skiria Nemunėlio upė. Per Nemunėlį nutiestas tiltas. Vienoje tilto pusėje Lietuva, kitoje Latvijos miestelis Skaistkalnė. Tilto viduryje niekieno teritorija. Parduotuvė ir bažnyčia yra Latvijos pusėje, todėl vietiniai Germaniškių žmonės traukia apsipirkti į Latviją. Germaniškyje neužsibūnu. Dulkėtų žvyrkeliu važiuoju link Nemunėlio Radviliškio. Pakeliui sustoju prie Velniapilio atodangos, kuri dar vadinama Velnio ola. Ji visai netoli išsukus iš žvyrkelio. Miške įrengta patogi automobilių aikštelė. Kitoje Nemunėlio pusėje matosi Latvijos pasienio stulpai. Iki Velnio olos nutiestas takas, įrengti laiptai. Laiptais nusileidus prie Nemunėlio upės vagos ir yra Velniapilio ola. Kaip byloja legenda, šioje oloje gyveno velnias. Netoliese stovėjo vienuolynas ir bažnyčia. Dieną velnias tūnojo oloje, o naktį išlįsdavo iš olos ir darydavo visokią velniavą. Velnias, persirengęs moteriškais rūbais, eidavo gundyti vienuolių. Vienuoliai pabijojo, kad velnias jos gali sugundyti ir sumanė juo atsikratyti. Vieną dieną vienuoliai patraukė prie Velnio olos su giesmėmis ir smilkalais. Sumanė velnią iš olos išrūkyti. Bandymas nepavyko. Tai tik supykdė velnią. Jis įsiutęs pradangino bažnyčią ir vienuolyną, o pats toliau tūnojo oloje. Sako, kad ir dabar tenai tebetūno. Būkite budrus, kai lankysitės prie Velniapilio olos. Legendos legendomis, bet ši vieta iš tikrųjų yra įdomi ir išskirtinė. Vargu ar kažką panašaus pamatysite kitur. Tais pačiais laiptais grįžtame prie automobilio aikštelės ir važiuojame toliau. Pravažiavus Nemunėlio Radviliškį, važiuojant žvyrkeliu tolyn, kitas sustojimas – Muoriškių atodanga. Sustojus prie ženklo, reikia nusileisti laiptais prie upės vagos. Vaizdas primena jau matytą Velnio olą. Tik ši atodanga gerokai didesnė. Tai vaizdingas skardis Nemunėlio upės pakrantėje, kuris tęsiasi beveik 80 metrų. Važiuojant žvyrkeliu tolyn, pasieksite Tabokinės atodangą. Sustoję prie ženklo ir nusileidę keliuku žemyn, atodangos nerasite. Rasite ten tyliai tekančią Nemunėlio upę. Kiek teko skaityti aprašymus, sustoti reikia neprivažiavus ženklo, tada leistis prie upės žemyn. Vakarėja, todėl nebesileidžiu į atodangos paieškas. Deja, reikia grįžti, nesuspėjau aplankyti Sandariškių ąžuolo, kuris yra antras po Stelmužės pagal apimtį, nepamačiau ir Nemunėlio pakrantėje išlikusių unikalių virenių. Taip vadinasi atviro tipo iš akmenų sukrauti kaminai, kuriuose buvo rūkoma ir laikoma mėsa.
Norint aplankyti šiauriausią Lietuvos miestelį Nemunėlį Radviliškį ir pamatyti jo apylinkėse esančias įdomias vietas, reikia visos dienos, o gal ir daugiau.